Taigi, turim 222 mersiukas ir problemėlės yra su galiniais saugos diržais. Tai reikia pasijungti kompą ir pabandysim programiškai išspręsti šitas problemėlės. GLC43MG. Tai dabar atlieku tokį įdomesnį dalyką. Kalibruoju 360 kameras. Kameras kalibruoju tam, kad yra išmesta klaida, kad yra dingusi kalibracija. Tai perkalibruosim, dabar bandysim visą šitą dalyką iš naujo ir tikėkimės, kad viskas mums pavyks. Ok, liko sukalibruoti paskutinę priekinę kamerą. Ir toks įdomus dalykas, tai kaip matom yra indikacija vieno parametro, tai yra vairo pasukimo. Jeigu tarkim vairą per daug pasukam, tai sukasi, tai ir jisai užsiga raudonai. Tai kaip matom. Ir tada nustoja darytis kalibracija. Bet kas įdomiausia, kad kalibracijos metu paveikslėlis yra nuo 203 C klasės vairo. Tai nežinau, ar čia toksai velykinis kiaušinis, sakykime, iš Merso gamintojų, kad rodo būtent tokį vairą, o ne nuo GLC originalų. Tai tiesiog įdomus faktas toks. Na ką, rytas prasideda tokia rikiuotė. Tai su šituo GLC KEM 3 jau vakar išsiaiškinau. Tai buvo sudėtas karplėjus bevėlis, pirmas stage'as. Taip pat start-stop atmintis padaryta ir diagnostika bendra. Taip pat sukalibravau kameras visas 360. Tai automobilis šitas jau paruoštas. Dabar liko S klasė, CLS ir dar vienas CLS. Taip, turim 218 CLS ir šiuo metu pabandysim atsinaujinti skidelio, tiksliau ne skidelio, o magnetolos programinę versiją. Klientui prireikė Bluetooth audio, koduoti kaip ir yra magnetoloje, bet neveikia. Tai pabandysim atsinaujinti softą. Porą metų naujesnis softas, tai galbūt netgi ir užveiks. Tai pasižiūrėsim, kas iš to gausis. Ką, vienas iš darbų, kurį padariau šiam CLS-ui, tai yra priprogramuotas Webasto pultas. Tai matom, Webasto jau įsijungia, pultelis veikia. Tai kai kuriems modeliams galima padaryti ir nuotolinį visą šitą reikalą. Tai turi būti tik tai antena tam ir kad veiktų pultelio funkcija. Tai visą šitą dalyką padarėm programiškai, priprogramavom ir tiek. Taip, rubrika mitai ir klaidingi įsivaizdavimai. Čia yra CLA 2015 metų darots ir žmogus nesenai jį nusipirko ir galvoja, kad šitame automobilė yra beraktė užvedimo sistema ir beraktė užėjimo sistema. Deja, čionais to nėra. Todėl jisai įsivaizduoja, kad čionais yra keilės sistemos dalis, bet deja čia yra tik tai infraredo raktelio akutė ir ją galima atidaryti, uždaryti langus pilnai ir atrakinti, užrakinti automobilį, jeigu neveikia radio antena. Tai kad būtų keilėsas automobilyje, šitoje vietoje turėtų būti toks kaip įspaudas, matom, šitoje rankenėlėje. Tai čia yra sensoris pirštui ir jisai turėtų atrodyti taip, kai yra automobilyje keilės sistema. Čia jos dėja nėra. Taip, turim 222 ir jam konstruojam tokį dalyką. Yra užsikirtę saugos diržai, tai dabar juos reikėjo atstatyti ir dabar yra programuojamas galinių saugos diržų ištraukimo ir sutraukimo blokas. Tai ko dabar laukiu, tai baigsis tojaus už kelių sekundžių programavimas ir šitie diržai turėtų suvaikščioti ir atsistatyti į vietą. Tai
Tai šitas diržas jau yra atstatytas į vietą. Šitas irgi. Ir pasižiūrėsim, kaipgi čionais pas mus bus su šituo dalyku. Ant skidelio mesdavo klaidas airbagų. Tai žiūrim. Vienas. Ir grįžo į savo padėtį. Šitas diržas jau yra atstatytas, tai dabar pasižiūrėsim, ar yra klaidų. Na va, kaip matom, no messages, tai visos klaidos susitvarkė ir galima automobilį jau surinkinėti. Taigi, rytas prasideda nuo CLS-o, PM5, V8 kompresorius ir, kaip matom, jis yra labai prastos būklės. Tai jisai atkeliavo iš Amerikos ir jis yra skendęs. Kaip matom, salone va tokie reikalai. Nuimta kulisa, reikės ją pasijungti ir žiūrėsim, kasgi vyksta su ta mašina. Dar yra išimtas variklio kompas, irgi dėsim kitą. Tai laukia smagių darbelių. Ką pajungiau įkroviklį akumą, lyg ir pradėjo keltis važiuoklė. Kaip matom. Po biški kelias, tai jau automobilis atgyja. Viskas, automobilis dirba. Ką, šiandien turim tokį vat gražuolį, 222, faceliftas ir reikės daryti AdBlue korekciją. Jau yra klaidos dėl kilometražo. Tai kilometražas yra 622, už tiek kilometrų automobilis nebesikurs. Tai nusprendė žmogus padaryti AdBlue išjungimą veikimo ir tom dabar užsiimsim. Na ką, grįžtam prie mano C klasės. Vežu ją keisti sparną ir dažyti. Priminsiu, kad keitimas vyksta dėl šitų dalykų. Tai yra metalinis sparnas uždėtas, nors turėtų būti aliuminis. Ir paprašysiu dar, kad taip pat sutvarkytų ir šitą nubraukimą. Gal čia tenais užteks tik tai ir palakuoti. Tai žiūrėsim. Tokie va dalykai suceškė ir judam toliau. Nu va, mersiukas pristatytas, to pačiu dar ir pasportuosim. Taip, atkeliavo šitoks kabrikas pas mane, nukrovė natralą ir viskas mašina parkingė neberieda. Bandysim aiškintis, pasijungiau boosterį, akumas biški pasėdęs, tai pasijungiau kompą, žiūrėsim, kas vyksta. Na ką, nepraėjo nei kelios minutės ir automobilis jau užkurtas. Tai sakė savininkas, kad buvo nuimtas krešas po daužimo, bet jisai visgi nebuvo nuimtas. Tai automobilį užkūrėm. Krovimas yra, varom į kiemą. Taigi su šiuo EQP buvo tokie niuansai. Tai buvo apvogtas automobilis. Kaip matom, yra nukarpyti laidai nuo planšetės. Taip pat buvo ir magnetola išplėšta. Turiu laidų galus ir reikės viską sudaktuoti, sudėti kaip priklauso. Na va, šiek tiek pasidarbuota buvo, yra sujungti laidai. Dabar beliko viską. Stop. Pertraukėme video su prašymu pasekti šį kanalą ir nepagailėti laik. Jau tą paspaudėt? Gerai, grįžtam prie video. Užizoliuoti, kad nekabėtų ir viską reikia pajungti. Tada reikės pririšti skidelį ir žiūrėsim, ar veikia magnetola. Taigi, skidelis jau veikia, neveikia ekranas, kažkas tai yra visgi su laidu dar. Gali būti, kad dar kažkur yra pažeistas, tai reikės ieškoti. Kitas dalykas, tai
yra labai daug nupjaustyta čia laidų. Tai reikės irgi šitų fiškių, jau parašiau klientui, kad surastų viską ir lauksiu turbūt šitų fiškučių. Taip, dar vienas darbelis, tai yra perprogramuojamas galinis valdymo modelis, pabandysim programiškai išspręsti. Kažkodėl tai nesidarinėja vienas langas, tai tikėkime, kad tai padės. Taip, dar vienas dalykas, kurį konstruosim, tai reikės sueuropinti galinius žibintus. Tai žibintai jau yra europiniai vieni ir reikės perdaryti laidyną. Na ką, turim jau GL sueuropintą, galiniai žibintai jau yra europiniai, kaip matom, viskas dega, viskas šviečia, viskas yra tvarkoje. Liko padaryti tik tai su priekio machinacijas, kadangi, kaip matom, posūkiai veikia, bet gabaritai yra oranžiniai. Tai yra amerikietiškų, sakykime, šitų modelių ypatybė. Tai reikės tiesiog šitą dalyką perdaryti, kad gabaritai veiktų ant dienos šviesos žibintų. O va šitas juostelė markerio būtų išjungta. Na vat, turim jau rezultatą, tai posūkiai veikia kaip veikia, gabaritai, na čia nuo kameros mirksi, bet dega gabaritai kartu su dienos šviesomis ir artimas šviesas veikia kaip veikia. Jeigu išjungtume artimas šviesas, paliekame tik tai dienos šviesos žibintus, tai kaip matom, dienos šviesos žibintai dega ryškiau. Tai va, tokie dalykai. Dar kas buvo padaryta, tai sueuropinta radio dažniai, įjungta RDS funkcija, taip pat buvo sueuropinti visi mato vienetai skydelėje ir tiek. Automobilis baigtas, paruoštas jau registracijai. Tai ką, su CLS-u praktiškai mano darbai pabaigti. Užsukinėjau tik tai paskutinius varžtus, pakeičiau SAM bloką. Taip pat buvo pakeistas ESP blokas ir variklio kompas. Praktiškai viskas, kas yra priekinėje saugiklinėje, buvo paskendę. Priminsiu, kad automobilis yra iš Amerikos ir jisai tenais yra skendęs. Tai vad matom, kokios būklės yra stiklo gumas. Šiaip automobilis irgi pakankamai gavęs nemažai vandens, tai vat viskas šiandien yra išardyta. Tai dabar pakeičiau priekinį SAM bloką, pabandysim užsikurti automobilį. Viskas čia va taip kaba gražiai. Akumuliatorius šiek tiek pamenu biškį per mažas yra, bet ne esmė. Tai automobilis užsikūrė. Pažiūrėsim, ar įsijungia drive'as. Jo. Viskas įsijungia ir automobilis važiuos. Tai turbūt tiek. Čia aišku milijonas dar klaidų bus, kol viskas nebus sudėta. Tai mano darbas buvo paleisti automobilį, kad jis būtų važiuojantis. Tai su juo turbūt tiek. Na ką, grįžo C klasė po dažytojų. Tai matom, yra naujas sparniukas uždėtas ir nudažyta. Perėjimas ant durų ir ant sparno. Dar buvo įbrėžimai. Įbrėžimų nebėra. Tai vat tokie dalykai. Reikės pradėti jau ruošti automobilį pardavimui. Taigi savaitgalį šiek tiek skyriau laiko C klasiai paruošti pardavimui ir nusiėmęs ratą pamačiau, kad su stabdžių disku čia jau viskas. Tai užsakiau naujus stabdžių diskus, reikės pakeisti prieš parduodant, kad naujam savininkui nekiltų klausimų. Na ką, turim su kabriku jau šiokį tokį rezultatą. Tai matom, dega jau europiniai žibintai ir eisim dabar darbuotis ties priekiniais žibintais. O su priekiniais žibintais va tokie dalykai. Nedega artimas šviesos
ir kažkodėl tai dega dar ir papildomi kornerių žibintai. Tai reikės aiškintis. Taigi, vėl turim už lango žiemą ir turim 204 su krūva klaidų. Tai klientas su diagnostika, su būtent launch diagnostika, pabandė paspausti kažkokį tai update'ą ir vat turim, ką turim. Tai klaidų milijonas, reikės bandyti viską šitą dalyką sutvarkyti ir kad nebemestų klaidų. Tai tom ir užsiimsim. Taigi, rytą pradedam nuo GLC ir jam programuosim AdBlue veikimo. Tai dabar jau pasiruošęs suktuką ir imsim variklio kompą. Vakar šiek tiek buvo pradėjęs lyt lietus, tai teko uždengti kabriką, kadangi neužsidaro stogas iki galo ir biški laša į saloną. Tai va, bandom saugoti ir klientų automobilius. Ok, tai su AdBlue korekcija viskas kaip ir baigta ir dabar reikės padaryti dar navigacijos atnaujinimą. Tai kaip matom, yra įdėta USB laikmena su 22 metų žemėlapiais. Deja, šitai multimedijai tai yra naujausi žemėlapiai. Tai tiesiog paimsim ir atnaujinsim. Kaip matom, buvo 19 metų, tai 3 metais naujesnė. Spaudžiam update ir reikės įvesti kodą ir po to prasidės atnaujinimas. Navigacija jau atnaujinta, aktyvuojasi. Kelios sekundės ir galėsim jau naudotis. Kažkodėl tai nežinau, nėra atnaujinimų dar šiai navigacijai, šiai magnetolai. Kažkodėl Mersas dar neišleidžia. Kitom būna ir 2 kartus per metus išleidžia. Šita yra dėja 22 metų naujausia, bet tikrai atsiradę yra kai kurie keliai, kurių nebuvo senesnėse versijose. Tai va, matom, viskas veikia. Galim dar double check padaryti. Va, užeinam į žemėlapio versiją ir matom, yra 22 metų V15 žemėlapiai. Ką, grįžtant prie hibrido temos. Turiu nusiėmęs jau pedalą nuo jo stabdžių. Tai pasižiūrėkit, kiek yra skirtumas. Kiek yra papildomų visokių mechanizmų sudėta ant jo. Ir dabar einu parodysiu standartinį pedalą. Čia yra standartinis pedalas. Kaip matom, vieną fiškutę ir viskas. Dedam ir reikės dar pakeisti ir stabdžių pūslę. Turim tokią C klasę, 204 ir jam keičiau variklio kompą. Variklio kompas čia yra senas, jis yra blogas, metė klaidas dėl kelių daviklių. Tai pakeitėm kompą ir visos bėdos išsisprendė. Vakar šiek tiek pasidarbavau su sėdinių valymu. Tai visai neblogai išsivalė, buvo šiek tiek dėmių. Tai kaip matom, visai kaip ne specialistai, turbūt neblogai. Reikės dar nusivalyti dulkes visas, apsivalyti panelės ir turbūt bus automobilis paruoštas. Galinės sėdynės irgi visai neblogai išsivalė. Palikau gale dirbti drėgmės surinkėją, tai reikės pasižiūrėti, kiek čia drėgmės pririnko per naktį. Pažiūrėsim, kiek čia per naktį pririnko drėgmės. Visai neblogai. Visas sėdynės buvo išplautas ir bagažinėje buvo išplautas kilimas. Kaip matom, bagažiniai taip irgi neblogai išsiplovė. Čia buvo kažkokios statybinės medžiagos plautas, šitas vežiotas. Tai visai neblogai išsiplovė. Reikės dar prasisiurbti vieną kartą, nes yra dar smulkaus smėlio. O šiaip tai viskas neblogai. Taip, turim tokį GL ir jam reikės pakeisti skydelį į europinį. Automobilis yra iš Amerikos ir reikia jį sueuropinti. Turim jau europinį skydelį. Reikėjo šiek tiek dar pakoduoti, kad veiktų kuro rodiklė.
Tai, kaip matom, rida yra ir kuro rodiklė veikia. Senas skydelis atrodo taip. Turime CLS 218 kėbulę shooting brake ir pas yra tokia problemėlė, kad bandant užeiti į radiją, nieks nevyksta ir radijas neveikia. Tai bandysim išsiaiškinti. Na ką, kaip matom, jau turim radijo stotis ir radijas groja. Kažkas buvo prilindęs prie koduočių ir koduotės buvo tokios, kad magnetola neveikia. Su radijo pozicija tai perkoduota ir viskas veikia, viskas radijo stotis galima perjungti ir viskas veikia kaip priklauso. Dabar išrinksiu 3 komentavusius po praeitų video, kurie laimėjo po 3 auto kvapukus. Laimėtojai susisiekite su manimi asmeniškai dėl prizų atsiėmimo. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepagailėkite like šiam video, bei paspauskite prenumeruoti kanalą. Jums tai nieko nekainuos, o man tai bus paskata toliau kurti jums video. Ačiū ir iki.